tai labas rytas, Branut. Tai jau iš pieninės. Nu, tai jau senai. Taigi mes dar su Bobam nukalbėjom, kad pats labai vėluoji. Nu, tai kurgi aš tau vėluoju dabar, tai tu labai ankstyva. Jau malakavozas tai išvažiavo. Nu, tai kaip tas malakavozas išvažiavo? Taigi da tik 6:30. Po perkūnais jau tie pienininkai daro su žmonėm, ko tik tai nori. Viktariuk, čia jau ne pienininkai kalti. Jau pats būsi užmiršęs laikradį priekin pavaryt. Nu, tai manas, Branut, laikrodis visą laik pavarytas, visą laik priekį ir visą laik čirškia 5. A, jau dabar reiks padaryti, kad čirks 4. Va visa Lietuva laikradžius 1 valandą pirmin pavarė. Po perkūnais būsiu visai užmiršęs. Nu, tai va, dabar daryt, nu, tai 2 dienų pilnas bitonėlis, tai kur reiks dėt dabar, nu. Nu, aš mysliu, gali šitągi pažįstamų miestį turi. Miestį, sakai? Taigi, atsimeni Galvanauskai, mano kaimynai buvo dabar miesčionys. Va. Tai aš sakau, tu paeik iki Plintą, pastabdyk Paputnų ir nuvažiuosi miestan, tenai kai ko sugalvosi. A, kad jau kitaip neis, tai nu atiduosi ir išgers, kai sako, labdarų padarysi, niekais nenuveis. Va. Labas rytas, šoperiuk, gal miestan paveši? Tai pavešiu, tėvuką, ką čia, bitonės sūla miestan vežė? Nesūla, pieną. Pieninėngi pavėlavau per tos prakeiktus laikrodžius, pamiršau atsukt, nu. A tai pas ką miestan važiuoji, pas giminę? Neturiu aš miesti jokių giminių. Pas buvusius kaimynus važiuoju. Piena pilnas bitonas, tai negi išmesi dabar, nu tai. A, tai dabargi karvę vieną auginti, sako, nebeapsimoka, o ko tolin tuo labiau nebeapsimokės. Neapsimoka, nu tik dramblius laikyt, kad karvė neapsimoka. Nu taigi, greičiau kraunam pieno, o tai sugeiščias tam dešinėkant. A tai deg bitono bagažinėn ir važiuoji. Kad manoma, tai dungtelis labai netvirtas, gal aš geriau tarp kojų palaikysiu. Na, bandyk. Ačiū, šeperiuk, labai dėkui. Ausise! Nu duodi, tai aluminį pradėjai tysto pirktuvėn jau. Nesityčiok, broniau, šviežią pieną atvežiau. Na tau pažindamas nenorėčiau tikėti. Arba bus sugyžys, arba neturi kur dėti. Iš geras dūšės netiduotum. Broniau, iš geras dūšės ar iš blagas dūšės, bet va pieną visas bitonėlis, imkit, gerkit. Vakare užeisiu pasimt bitonėlę. Tai tu špasyje, tai čia visam vaikų darželiui ištektų bitoną. Broniau, nežinau, kur norit dėkit, darželį netiduokit, kalėjimą duokit, bet man bitonėlis vakare, kad būtų dykas. Tai palauk, negi aš koks karitas, kad už dyką dabar dalinčiau. O kiek čia yra piena? Nu, 2 kibirai, tai bus 20 litrų panašiai. 20 litrų, palauk, tai miesti palytų 20 litrų, pusę dėžės alų. Žiūrėk, Dausiau, ateik prie krautuvės vakare. Nu, apie 6 kakės atiduosiu bitanų. Ta broniau sūkta žmogus esi, va. Aš tau širdį rodau, o tu iš mano geraširdiškumą biznį nori darytis. Va, pelnų dalinamės per pusę. Taip, Dausiau, pelnų, tai nieks nežino, kaip seksis realizacija. Broniau, aš skaičiuot moku, bet tu pats pradėjai pirmas apie biznį šnekėti. O jeigu nenori, tai aš galiu pats turgelint, paimsiu ir nunešiu. O, žiūrėk, pirmą pirkėją ateina. Laikyk.
Va, Ramutė, pirma pirkėja. Gal šviežią pieną, kai minkeil kartais, tik pamelštą. Sako, šviežias, gal ir neblogai būtų, bet kad aš indo neturiu. Pilk sterbleną. O čia klėdėt baidysi klientus. Atsiprašau, žiūrėk, dabar nuveini pas Ramundukų, pasakai, kad paimtų 2 puslitrekos. Atneštų ir užrašytų skelbimų. Šviežias pienas. Jasna? Šagai, va. Šitą Ramū. Jeigu norėtumėt, mes skaitas galėtumėm kiekvieną dieną jum pristatyti šitų va šviežių pienų, taip sakant, biznį daryti, a už papildomų mokestį ir namą. Vitalijau, jūs tik paklausykite, ką sugalvojo Galvanauskas su Beausiu. Nuo šioliai mes kiekvieną dieną gersime šviežią kaimišką pieną. Taip, tie Galvanauskai yra pavydėtinai išradingi žmonės. Jie viską nors sugalvoja. Vitalijau, jūs manęs visai nesiklausote. Ir aš noriu, kai kalbate su manimi, kad pakeltumėte galvą nuo šitų popierių ir pažiūrėtumėte man į akis. Į akis, prašau žiūrėti. Melčiamoji, aš nepaprastai skubu. Šitą straipsnį, kuriame formuluoju pagrindinės savo mokslinio darbo problemas, aš poryt turiu įteikti redakcijai. Oi, atsiprašau, kad sutrukdžiau. Siaube. Kas atsitiko? Tokį faktą pražiopsojau, bet atrodo, aš kažką ne tą išgėriau. Lietuviškas, kaimiškas, neriebus, šviežias pienas, prašom pieną. Tata, duok lytų. Šviežias pienas. Tata, Ai, duok lytų. Ką reikia? Nori čiupačiup nusipirkti. Šviežias... Eik sklepį ir butelių. Pasimsi, priduosi ir nusipirksi. Šviežias pienas. Galima? Eik, sakau, šviežias pienas, lietuviškas. Šviežias pienas, prašom, šviežias pienas. Tata, visų maišų. Visų, eik iš čia. Nušakęs. O, ponia, pieną šviežią prašom. Taip. Tai jeigu 2-3 litrus pirksiu, gal pigiau bus. 3 litrius, tai gal ponia balkonį paršiokų auginat, klausyk. Kalba. Nu taigi, imkit po litrų, kad visiems užtekt. Bus šviežia, rytoj vėl atveš. Pala. A tai tamsta ne iš tą būtą čia, kur kai mano steputė dulkina kilimų už vakar, aprėkia baisiausiai, ja? Ką tu dabar kalbi? 11:30 vakare, kad pradėjo daužytis, galvoju, vaikai po langais petardas sprogdina. Aš sakiau ir sakysiu, jeigu dar kartą šitai bus, policiją iškviesiu. Policijų, aš tau gaisrinį iškviesiu. Ir pieną pas man negausi, atraposi rapom. Ataisi šliauši. Nieka negausi, va, pabučiuok man užpakalin. Ach, tu kaimo Jurgi, o pienas tavo ar tikrintas? O tu leidimą prekiauti ar turi? Ar rankas tu į metus nors kartą plauni? Dikai duotum, to aš tas tavo pieno neimčiau. Paminėsi, tu mano žodį, atsirūks tau šitas skandalas. Sutvarkysiu aš jūs. Tik negūzdink, netokias gūzdina. Paaiškins kiekvieną ožką, kai atsiradus man, matai. Pienas. Šviežias, neriebus. Tata, ką reikia? Apvagiakas. Ką, taip nebuvo, kad tėvūna kas apvaktų. Ai, kur eini? Gerai. Palauk, kad eik čia. Duok pieną. Pienas pabaigo eina dabar taip. Nuveini virtuvę Ramundukas, pripili pusę viedrą šaltą vandenį. Jasna? Tai kam dabar vanduo? Kas tau vandenį pirks, kai pas kiekvienų iš kraną teka? Vat jeigu užsuktum pagrindinį čiaupų namą vandenę, tada kitas reikalas. Ne v tom dėlą. Supranti, šitas pienas miesčionim pariebus. O kai atskiesi bus pats tas ir biznys geras. Šuruj tik tai. Duok lytų atnešę. Eik pridėsiu ir centų, eik sakau, kur pasakyta. Pienas. Šviežias, neriebus, normalus.
Vitalijau, taigi aš dėl visko kalta. Aš visai užmiršau, kad jūsų organizmas netoleruoja pieno. Bet jūs turėtumėte įvertinti. Juk nedažna moteris prisipažins buvusi neteisi. Už tai aš savo kaltę atpirksiu pasiaukojančią slaugą. Taigi, Vitalijau, dabar jūs suvalgysite duonytę su mėlynėmis. Tai palengvins jūsų kančias. Vitalijau, o jeigu tai nepadės, tada imsime akupunktūros. O paskui galėsime padaryti klizmutę. Valysime organizmą. Vitalijau, ar jūs mane girdite, Vitalijau? Vitalijau, gal ir gerai, nes tada pradėtumėte prieštarauti. Vitalijau. Aštuoni. Nu, kaip biznis? Tu čia kalbinė savonis, ką reikia? Mamytė prašė nupirkti pyragą. Nu, taip. Da tėvas pyragą pirks. Kelius litus uždirbau, čiutalus išeis. Tu ką tau gaila? Negaila, ką reikia sakyti. Mamytė sakė pasakyti, kai grįši namą, ar nebus pas Ramaudu. Profesoriai blogai. Ar užvalgę karną, mokslų pasimaišę. Ir prašė palikti puslitrį pieną. Sakė, gers ar grynų, nežinau, ar su medum. Ko čia kalbinė sąmonės, ins narės atais ir nusipirks, nieks už dyką nedalins. Eik, mama! Tata, galiu laukį pabūti. Greičia naik, sakau. Atsirado gudruolį, tik prasirgys. Nu, kur tas mūsų ligonis, daktarkas geros? Nereikia, tuoj nepergyvenk, aš tau žinot. Per kelias sekundės pastatysiu ant kojų. Štai va matot, ponė Stefanija guli ir jokios reakcijos, ašgi net nebežinau, ką daryti. O jas, atsiprašau, klausyk. Pirmiausia, žinok, reikia suduoti paracetamolo. Čia ta šiukė, aš viską turiu. Aišku, ligoniai, tai žinok, jam pirmiausia klizmų statyto. Va, apie klizmutę aš irgi buvau pagalvojusi, bet apie chemiją ne. Jo organizmas ir taip patologiškas. Gydytojai jam yra uždraudę nutolti nuo ligoninės per kilometrą. Jokios chemijos, jokių cheminių vaistų, vien natūralus gydymas. Natūraliais ir aš galiu jį pagydyti. Va, tam specialiai atsinešiau. Vienu žodžiu taip. Da čia mano babutės vaistas. Įsivaizduoji, iš bačkos kopūstų išėmi va spanguolės ir sukiši va ausys. O Jėzau, o kaip mes paskui jas iškrapštysim? Taigi pasveiks ir pats įsikrapštys. Kažin ar tai padės? Nu, padės, ne vienam įrašyti dalykai padėjai. Nu, žinok, jeigu šitas nepadės, aš dar kitų vaistų turiu, žinok. O! Jau šitas Romualda, tai žinok, nuo visų ligų. Va, tau gal tik atrodo, kad čia paprastas lašinys. Eik tu, čia žinok, koks natūralus vaistas. Va, paėmi, plonai supjaustai, va, ir žinok, ir reikia sukišti tarp, va, kojų pirštų. Na, vienu įkiši tarp didžiąją ir vidurinę, kad tu sukiši tarp tų visų ir žinok, kaip rankų nuima. Ponė Stefanija, nu tai palaukit, tai Vitalijus, toks inteligentiškas žmogus ir vaikščios taukuotais tarpupirščiais. Norės pasveikti ir vaikščios. Nu, bet kažkokie įtartini man tie jūsų metodai. Ai, čia žinok, iš vienos knygos aplink vaistinį perskaičiau. Reik, klausyk, aš tų vaistų biškį pomažiai atsinešiau. Ramut, kol mes dabar sveiksta visas gydomas. Einam, padarysi man kavos, namie baigė, žinok, nebeturiu. Na gerai. Nenumirstų, nebijok čia. Oho, pasakysiu. Tai vakar subroniau, ieškau visur šitą. Tai gerai, kad susitikau, tai va, man jau laikas šitą keleivinį vakaras jau, tai sakau, atsirakuokim jo. Nėra už kur rakuotis, Biausiu, va. Pasakysiu, piena buvo nestebuklai, Ramundukas 3 litrus nugerė, o da kiek įsilaistė, nėr. Braniau, nepudrink tu man smegenų.
duok, kas man priklauso, tai bus blogiau. O, ką tu čia man guzdini, dabar atsireda guzdintas, dar neaišku, koks tavo tas pienas buvo. Nei analizai daryti, nei pienininkas patikrinys, va. Tu, broniau, šitą miestį visais arbatų praradai. Pienas mane geras, aš pats kasdien po 3 litrus išgeriu. Žinai, un tau pažiūrėjus, nepasakysi, kad pienas būtų tavo stebuklingas. Ir va, dar neaišku, na ką mano kaimynas, profesorius, Vitalijus apsirga, va. Bet pagirėtas tas tavo kaimynės, kad apsirga, o mano pienas yra geras, broniau. Duok, kas priklauso ir skirstomi. Nereiktų. Žmonės da užgirs, miestas gi čia, supranti. A dabar neskirstamės, einama pas Vitalijų ir išsiaiškins, matadu, pažiūrės, mano kalnas apsirga ir pats galėsi sodrai mokėti. Nu, aš nebijau, broniau, sodrai mokėti. Aš žmogus sąžininkas, aš moku sodrai. Ir eit pas Vitalijų taip pat nebijau. Einam ir išsiaiškinsim. Nereiktų, va, gerai, einam, šagai pirmas, kad aš būdus. Nueisim ir išsiaiškinsim, pats neaiškink. Kaimas, va, kaimas. Buvai kaimynas dabar. Nekėsim, o tu, Raimondai, pabūk prie ligonio. Vitai, tai kaipgi čia dabar gaunas? Visi linksminas, alų geria, kavų, a tu čia vienas guli. Vitai, pasislink. Vitalka, nori tau duosiu savo čiupą čiupsų. Palaižysi, tai tikrai pasveiksi. Vitalka, nenori? Žinai, ku galiu. Galiu duoti 2 litus, nuveiksi alūdenką, atsigausi ir nusipirksi alaus. Arba galiu aš tau, Vitalka, padainuot dainų. Žinai šito, kas nešokinės, kas nešokinės, kas nešokinės tas? Ne? Ai, Vitalka, atsibodė, saugis vyras, sakyvis profesorius ir darai nesąmonės, va. Cecė Romalda! Vitalijus kojas pirštus judina! Vitalka! O, labadiena, policininkas Mikalauskas. Buvau pas jūs namuose, neradau. Taip, juokaujat viešoje vietoje. Ar žinot už tai, kokia bauda yra? Ne aš inspektorius va. Bronius čia juokauja. O jeigu jo Stefą pamatytų, tada netokia bauda būtų. O, tada netokia. Šmaikštaujat. Šmaikštaujat ir visai be reikalo. Tai yra labai rimtas viešosios tvarkos pažeidimas. Dovanokit, viršininkas, paskutinę kartą tikrai. Iš 3 aukšto kaimynai skundžiasi. Šita oška iš 3 aukštą, dana, matai, pasiskus beausiau. Tai mano Stefutė dirba, privargus pareina vėlai, kad jie kilimus išdulkint, biškai padaužę skundus rašą. Ne dėl to, o todėl, kad jūs užsiemat nelegalią prekybą. Prekiaujat kažkokios neaiškios kilmės pieno. Kokias kilmės, taigi karvės pienas, beausia karvės pienas, va, sakyk. Broniau, manis čia nekis šitan reikalan. Aš tau kaip žmogui pieną atvežiau, kad atsigertum šviežią pieną, o kad tu prekiaut pradėjai, tai aš nekaltas inspektorius. Kokia ti prekyba, viršininkas, Anas man atvežė, sakyk, atvežė. Atvežė bitonų, aš pasistačiau, ėję kaimynką pro šalį, saka, gal pieną turit, įpyliaus laikėlį padaviau. A kad Ana man įkišė 2 litus, taigi aš nekaltas, viršininkas, va, nekaltas. Gerai, Galvanauskai, bet jeigu bus dar bent vienas signalas dėl to pieno, tai bus kaip praeitą sykį. Oi, nereikia, viršininkas, kaip praeitą. Ar supratai? Supratau, viską supratau. Na, kur čia tas liganis dabar? Kad rastoj mes jį pagydys, manas
Šakinės dabar kaip telekase. Žiūrėk, gal ir manikų Oi, beausi. ne, tik tai harmonikos nereikia. Vyrai, nepadarykit jiem nieko blogo. Oi, nebijakit, panė, eik, uždaryk duris. Nebijokit Čia šitą. daktarai atvyka, ne? Tai ko darom, broniau? Vitalka! Vitalka! Žiūrėk, golinį nekrūtą, gal tikrai blogai jaučiasi. Aha. Broniau, a gal jam reiktų šitokį, kaip vienam filme mačiau, kaklų propjauna ir čia tokį kranelį stata, ką? Nebeusi. Gyvasgi. Kvepuoja švakščia. Pulsas da yra. Broniau, reiktų pražiodyti ir pamėginti supilti, ką? Šito? Nu, Bet reikia nosį vienam užgniaužti. A kitaip gali užsiryti. žinau, broniau, man amžinatelsi tėvas šitaip gydydavo karvį, kai viduriuodavo, ateina. Pal! Neskubėk. Aš pasakysiu 3, 4, a tu tada daryk. Nu? Mes jūs, ko jūs iš manęs norit? Žmogus galvoja, mąsto, procesas vyksta, o jūs čia visi tenkit lauk iš mano namų. Vitalijau, jums viskas gerai? Kiek aš kartų sakiau, nemokykit manęs gyventi ir negydykit.